últimamente papá está nervioso y como que tiene miedo que me pelee con él. Visai išprotėjo. Tikiuosi neklausys, ar ne? No sé. Nežinau. No sé por qué. Nežinau, man jį pasirodė keista. Estaba rara, ¿entendés? Como que Jaučiau, me dio kad... la sensación... Žinot, kartais jauti, kad žmogus tau nori kažką pasakyti, bet... Nepasako. Nutyli, suprantat? Kągi, viskas baigta, nusiramink, pamiršk. Keiskim temą. Įtikinai Roką, kad mums dainą paskolintų? Neįtikinau. Netinginiaukit pirmyn. Labai gerai, greičiau. Dirbam. Greičiau. Dirbam. Greičiau. Dirbam. Tikrai nesitikėjau, kad jūs toks silpnas. Pailsėkit. Čia tik pradžia. Vadinasi, ne iš Pablo išgirdai, kad mes susidėjom? Ne, girdėjau, kaip Tomas sakė gidai. O Tomui Pablas pasakė? Ne, tu kažkur palikai akinius, nežinau kur. Man ir neįdomu. Neišeik, paruošiu vakarienę. Apie ką galvoji? Nieko Pablo sugėdino visų akivaizdo, jis nieko nepadarė. Ko taip nervinės, jei negali jo pakęsti? Žinau, bet nemėgstu neteisybės. Kai kitą kartą nešiosi paskolą, sužinok viską nuo pradžios iki galo. Kas jums daros, mergaitės? Tarėmės, kad nei viena nelankysim to apgailėtino būrelio. Aš pirmą norėjau eiti, bet tu neleidai. Viso sutikot. Mergaitės, taip negalima. Kodėl negalima? Kodėl? Kodėl manai, kad tik tu gali būti modelis? Aš esu graži ir atitinku reikalavimus. Aš irgi graži ir atitinku reikalavimus. Ir aš esu graži ir atitinku reikalavimus. Žinot, ką mes darysim? Dabar pats susirasim Soniją ir paprašysim, kad užrašytų į savo būrelį. Kvaišas. Kvaišas paskutinės. Solė. Kokie susiraukus. Ko liūdi? Sveika, Felė. Gerai, kad atėjai. Kas atsitiko? Nežinau, prastai jaučiuos. Kodėl? Tik ką papasakojo mergaitėms, kad mane išrinko fotografuotis labai dideliai limonado reklamai. Tikrai? Nežinojau, sveikinu. Užut apsidžiaugusios. Tikriausiai iš pavydo nepasisveikino. Negražu. Aš tave sveikinu. Tikrai labai džiaugiuosi. Tu verta. Ačiū, žinai, tu čia vienintelis nuoširdus žmogus. Tikrai. Ačiū, labai ačiū. Sugalvojau, nori pasilikti su manim? Nuveiktume ką nors. Gerai? Tik nesimokykim, gerai? Ne, mokytis neketinu. Felė, ateik. Einam pasidažyti, kaip Sonija išmokė. Negaliu. Felė, ji nori, eik. Gerai, einam. Jį prie tavęs kybo? Ne, kalbėjomės. Felė, jei nori susidėti su ta dažyta blondinė, perspėk. Tik ne čia, jį tik ką nevykėlė. Man negalima su ja draugauti? Ne, negalima, einam. Viso. Solsita, ieškojau tavęs. Turi naujieną? Ne, dar ne. Gačias žadėjo šiandien pranešti. Kiekvieną minutę gali paskambinti. Štai ir jis? Tikriausiai geras naujienas, atsiliepk. Žinoma, alio? Sveikas, Gači. Taip anksti nelaukiu iš tavęs žinių. Ką? Tikrai? Tikrai. Kągi? Gerai. Viso. Kas atsitiko? Tomi, miršti. Nemirk, nusiramink, Solsita, kas atsitiko? Manęs neišrinko, Tomi, supranti? Matei Pablą? Jis kambarį, Marisa. Kas atsitiko? Ko verki? Į veidrodį pažiūrėjai? Pastip kvaišą. Nereikia, Marisa, laukis. Koks prastas humoro jausmas? Eik savo, nusiramink. Galima? Kodėl klausi, jei jau įėjai? Ko nori? Norėjau pranešti, kad repetuosim po Manuelio treniruotės. Gerai. Ateisi? Aišku. Kodėlgi ne? Gal pyksti dėl filmo? Žinau, kad prašoviau. Atleisk. Nėra už ką atleisti. Suklydai. Visi kartais klystam, tad... Taip.
Puiku, nesitikėjau, kad taip sureaguosim. Matai? Be to nenoriu, kad būtum apie mane neteisingos nuomonės. Palauk, kodėl duris užrakinai? Kad ramiai pabūtume dviesi ir rašytume antrą filmo seriją. Liaukis, nejuokau, kad rakiau. Ne, nejuokauju. Tuoj pamatysi tikrąją pabaisą. Pablai, rėksiu, atstok! Man nerūpi. Vertinome Damiselytę, skaitė Vaida Davonytė ir Rita Žirgulis, garso režisierius Andrius Polavičius.